nesisveikinau, tada labas rytas. Esu miestelėje, Beitostollen mieste. Stipriai lyja lietus, pagal prognozes lis ir šiandien, ir rytoj, ir sekmadienį. Tai pirmadienį galbūt jau pagerės oras. Tad tokia situacija ir liūdnos žinios tokios, kad greičiausiai bus atšauktas žygis per Besegen. Pasiliksiu kitiems kartams, nes toks blogas oras. Tad nenoriu laukti jau iki pirmadienio, važiuosiu toliau. Palankytinų vietų tikrai bus. Nėra, kad viena ir būtent dėl jos reiktų laukti. Tad jo, judėsiu toliau. Naktį lyjo, ryte atsikėlus viską papavaus lyjo. Ir dabar nesustoja. Tad manau darysiu totalinę aprangą nuo lietaus. Bus kelnės, antbačiai, striukė, dar ploščius ant viršaus ir varysim taip. Šiandien pietum turiu avinžirnių, tūno, bet tūnas ne aliejų ir bandučių. Pasidarysiu. Jau nesinori gaminti, kad neužtruktų per daug. Pavalgysiu ir į kelią varysim. Kai buvau išėjęs, tai rodė apie 9 laipsnių šilumos, gal dabar 10,5. Oi, 9,5 bus, bet vis tiek, ganėtinai vėsoka tikrai. Reiks jau apsirengti ir ne su sandalais važiuoti, nes atšalsiu. Čia parduotuviai turim tokį žemėlapį, fototapetas ir vaizduoja iš tiesų kelią, kur važiuosiu. Tai čia va tokia juostelė, šitas kelias, kurio važiuosiu. Ir turim tą Besegen, kurį greičiausiai ir praleisiu. Tai per visą šitą kalvą būtų ėjęs žygis toksai. Čia noras nekoks, tai greičiausiai praleisiu. Tai jo, čia greitų metu prasidės kalnai, baigsis miškai. Galdopigenas, aukščiausias Norvegijos ir šiaip Skandinavijos kalnas. Atrodo šiaurės Europos gal didžiausias kalnas iš 2000 metrų. Ir jo visur atrodo jis kalnai. Tai ateinančios dienos, kokios 5 dienos lauks kalnuose. Žiūrėsim, kaip čia prisitaikysim. Tai pas mane yra tokie antbačiai vat. Taip jie atrodo. Užsidedu ir pažiūrėjau, kaip ant manęs atrodys. Turiu tokius va batus. Atrodo gerai bus. Pasiruošęs lietui būsiu. Dar pirštinės užsidėsiu toj. Paprastas pirštinės. Ir tada šitas visas kostiumas bus. Na va, pasiruošęs. Trouble, you best beware. And go deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love. Lipam į kalnus. Stipriai lyja, šoninis vėjas. 8,6 laipsnių.
Važiuoju savo mašiną aplenkę su norvegiškais numeriais iš pro galo. Sveikučiai, kur praeitą įrašą dariau važiuodamas, tai jo, sakau, pralenkė mane mašiną, iš galo išlindo žmogelis, sako labas, tai lietuvis. Sutikau, bet nesustojo parkingė, nuvarė tolin kažkur tais. Radau savo prieglobstį šitame lietaus krašte, į kurį dabar pakilau. Sukilau į 1389 metrų aukštį. Esu čia. Flyje. Vėsoka. Ir padariau 21 km be sustojimo važiavau. Ir tai užtruko 2 valandas 18 minučių. Laipsnių turime 7,7 laipsnių. Tai visą kelią, kai kilau, buvo tarp kokių 8 ir tarp 7,5 ir tarp 9 kažkur tais. Tai tikrai nebuvo pats šilčiausias važiavimas, bet kai važiuoji, tai yra gerai. Bet jeigu va šiek tiek pristoji ir viskas. Tai mano apsirengimas buvo toks. Kelnes, bet po apačia nieko. Tada eina antbačiai. Esu su batais, taip pat yra ant batų maišiukai uždėti. Tada eina kojinės ir dar vilnonės kojinės. Tai labai gerai, kojos sausos. Tada ant viršaus buvo tik tai šita striukė, po apačiai jokios maikutės nebuvo, nes pirmą pradėjau važiuoti su maikutė. Tai pradėjau visas prakaituoti, žiauriai karštą pasidarė, tai greit nusiėmiau ją. Ir virš striukės yra dar ploščius. Nu ir savo važiuoju taip. Kai kyli, tai yra šilta, tikrai šilta ir ganėtinai gerai važiuoti. Bet tik pristoji, iš karto šalta. Tai esu grinai kalnuose, visiška laukime. Dabar yra 6 valanda. Tad tokios mintis sukinėjasi gal net ir čia pasilikti ir nakvoti. Bet nežinau, dar galima pavažiuoti. Tai pažiūrim į žemėlapį. Va. Atvažiavau nuo pačios. Visą laiką čia buvo kaip prikilimas. Toks tolygus. Čia kalnas nemažas, bet gaila, nieko nesimato. Tiesiog debesyse esu. Žiūrim toliau. Tai čia 1,5 kilometro kalnas. Toliau dar bus važiavimas. Ir va tas Besegen žygis. Tai buvau nusimatęs atvažiuoti iki čia šiandieną. Tada rytoj persikeliu keltu. Keliuosi į Memurubų. Ir tada raudonu šito takeliu pargrįžtu. Turėtų būti 13 km maršrutas. Kaip skaičiausi, jeigu eini nuo šičia, nuo Giende į čia, tai yra sunkesnis maršrutas, bet jeigu nuo čia, tai lengvesnis. Na ir tada po žygelio važiuočiau toliau. Oi, tikra atgaiva kūnui. Turiu arbatos liepžiedžių. Labai skanu. Sušildo viską. Taip pat dar duonos, batoną griaužiu ir sūrio pavalgysiu. Užkasiu, sušilsiu. Dabar jau visai malonu, kai lyja, kai tau jau šilta. Bet nusprendžiau kelnių nepersidėti net. Nežinau, gal reiktų persidėti. Kažkaip šalta darosi kojom. Galiu, kodėl ne. Bet stogas yra, stogas viską išgelbėja. Po lietum tai būtų valgy darytis ne kažką. Ne kažką. Smagiai čia, smagiai. Ir tualetas netgi yra. Ten po kairę duris. Tai gal eisiu pasišildyti paskui ir tenais. Nes visai šilta buvau užėjęs, tai šilta ten. Čia kavinė duris, bet dirba nuo 10 iki 5. Kai atvažiavau, mergina dar ten dirbo šiek tiek, bet jau paskui išvarė prieš 6. Na ir va, mašinos vis atvažiuoja, tai švedai, tai norvegai.
Aš čia vienas su dviračiu. Kol kas kaip važiavau nuo miestelio, tai su nieko neprasilenkiau, su jokiu dviratininku. Motociklininkų kokios 2 ar 3 kolonos pravažiavo, o dviratininkų tai nei vieno. Aš čia vienas toks atrodo važiuoju. Ką, aš kapoju sūrį. Buvo gal tiek, dabar jau yra tiek, nu žodžiu, nedaug. Aišku, ne per dabar viską suvalgiau, bet po truputį, šiandien atrodo 3 diena jau, kai turiu. Tai patinka man jis. Paskui dar norėsiu nusipirkti kartelį. Skaniai valgosi ir pilvo neskauda. Aišku, ne vieną aš šitaip valgau, kad tiesiog sustočiau ir visada jį vieną valgyčiau. Su kažkom, dabar su batonu maišau. Tai skanu. Kadangi oro sąlygos nėra pačios geriausios ir esu pasižiūrėjęs orus, tiek šiandien, tiek rytoj, tiek sekmadienį turėtų išlikti toksai oras, kad lyja. Tad sukinėjasi mintis, kad nedarysiu šito žygio ir tiesiog važiuosiu toliau savų tempų, po truputį. Nu žinot, manau apsisprendžiau, šiandieną jau stoju, dabar 19:30. Bet, nežinau, važiuoti, pažiūrim dar į žemėlapių kartelę. Dabar esu čia. Nuo čia, tai yra nuo čia iki čia, važiavau apie, minučių kokiu. Tai toks vat atstumas. Tai laukia vos ne dvigubai iki Vašyčia nuvažiuoti. Tai dar važiuoti man kokiu 1,5 valandos būtų iki Vašyčia. O kaip dabar sakau, yra 19:30. Tai aš ten 9 valandai būčiau. Ten nežinau, yra tūlikų, nėra tūlikų. Nu kaip ir yra, rodo. Gal čia tūlikai. Nežinau. Tai jo, žodžiu, galvoju stosiu. Stoju su rekordiškai mažai kilometrų. Ne, rekordiškai buvo tada, kai buvo laisvadienis. Buvo 12 kilometrų numinta. O dabar 20 kilometrų. 21 tiksliau. Bet jo, manau, užbaigsiu šią dieną. Pasidariau ir vakarienę, viską apsistačiau, nes vėjas pučia tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Šiandien turėsim lęšiai ir daug daržovių. Tokia žinutė, kuri galbūt gali būti aktuali tau, kuris žiūri, tai čia būtų grynai apie nakvojimą Norvegijoje, palapinėse. Štai čia kas yra parašyta. You may put a tent or sleep under the stars in the countryside, forest or mountains as long as you keep at least 150 meters away from the nearest inhabited house or cabin. If you want to stay for more than 2 nights in the same place, you must ask the landowner's permission except in the mountains or very remote areas. Tai ką pasako, kad kaip ir galima nakvoti tiesiog laukuose, kur tau yra maloniau nakvoti ir reikia laikyti tik tai 150 metrų nuo kokio nors privačio namo ar kaip privačios teritorijos. Ir jeigu nori pasilikti ilgiau, tai tada reikia kaip ir gauti leidimą iš to, kurioj valdoj tu esi, jeigu nori pasilikti daugiau negu 2 naktis. Štai, turime savo nakvynę čia. Aišku, dabar negalėsiu kažko paklausti, tiesiog įsikūriau. Ganėtinai nėra lankoma šita vieta. Kartais sustoja viena kitam mašina, bet nelabai čia dažnai. Dabar va ten vienas kemperis kaip ir stovi. Bet jo, kaip ir vienas čia esu. Tualetas yra, vandens irgi yra, tik nėra kur elektros pasikrauti gaila. Bet niekis.
Žinokit, ištraukiau miegmaišį. Tai tokia apačia net atrodo šmirkusi. Ant tašės apačios irgi šiek tiek yra tokio kaip ir vandenėlio. Tai jo nekokios čia žinios, nekokios. Bus saulėta diena, reiks taip viską įsidžiovinti, visus drabužius išsidėti, palapinę visą išsiskleisti. Kilimėlius abu, miegmaišį, viską ką galima. Nu va, žiauriai, šlapės. Jis kaip ir iš vidaus nėra šlapės, bet iš išorės. Tiesiog palieti ir šlapia kaip reikiant. Tai aš nežinau, tas pūkas stipriai nukentės, nestipriai. Tai čia pamoka kitai kelioniai, kad reikia tiek palapiniai turėti neperšlampamą maišą, tiek ir miegmaišių turėti neperšlampamą maišą. Labai svarbu būtų. Ką dabar darysiu? Išsidžiovinsiu. Galbūt teks nusipirkti šiukšlių maišų patvaresnių ir tada į juos dėti. Nes taip tikrai gali susigadinti, manau, miegmaišis. Nežinau, kaip dabar jis jau bus, ar jis susigadino, ar jis nesusigadino. Nes būna, kad jeigu taip skalbtum skalbyklėje tą miegmaišį, tas pūkas sukristų, jis dabar yra toks išsiplėtęs, tai jisai sukristų ir neatliktų savo savybių, kad ten prie žemos temperatūros tau būtų komfortiška miegoti. Tas miegmaišis ant tiek sušlapęs, kad įkišau ranką iš vidaus, ta prasme į vidų, tiesiog įdėjau ranką ir prie pat galo kojų va šičia ir iš vidaus netgi šlapia yra. Tai galvoju, ką čia daryti, tai kol kas taip tokį mechanizmą padariau, kad čia užsirišau virvelę ir tiesiog iki čia kojos tiesiog ir sustoja, daugiau nelys. Pabandysiu gal taip miegoti. Nu, tiesiog kojų nešlapinti ir šilčiau miegot bus. Nešlapiam koją miegoti čia. Atėjo vėlokas vakaras, pavalgiau, pasilsėjau gerokai, pagulinėjau ir laikas eit miegoti. Ačiū, kad žiūrėjot, iki rytojaus.